Taip. Antrą klausimą paklausti. Mokytojas labai kategoriškas prieš pieno produktus. Kaip galima būtų paaiškinti indų kultūros toleraciją, kada karvė yra beveik sakralumo iškelta. Indų kultūra yra labai sena ir tauta yra labai very categorical. You're very strict about using dairy products. And for example, in India, we have thousands of years of culture, very old, and they think that cows are sacred animals, and they use dairy products a lot, like milk, yogurt. So what do you think about that? Like, did you mistaken something? Yeah, kai sako, when you're in Rome, do like the Romans. Kai esi Romoje, elkis kaip romėnas. Bet šitas klausimas yra geras. Aš nesakau, kad yra blogai, kad žmogus gali labai sveikai ir gauti gerumo maisto nuo tos karvės, bet žmonės, kai iš pieno, bet kai žmonės pasteurize ir dabar, pavyzdžiui, tu eini į hindų transcendental meditation, aš šaukia Hari Krishna, čia ir turi tų Hari Krishna, paskui nuėjai pas juos valgyti, jie duoda tau cukrų, jie duoda tau pieninių visų, ir viso nosis bėga ir visiškai nelabai gerai jautiesi. Tas no good. Jeigu tu dar, kaip sakant, gali užvalgyti karvės pieną, kai yra žalias, tai tas nepakenks taip daug, bet nereikalingas maistas. Geriau pasidarai tą pieną iš grūdų, iš sėklių, kaip sakant, ir nenaudoji gyvulio, bet, kaip sakant, ta karvė, pavyzdžiui, Indijoje vargšių, jie niekada neužmušdavo karvę, bet dėl to iš karvės galėdavo tą pieną gauti ir iš to pieno, tas pienas buvo maistas, pilna tenais žemė žolių ir jie nevalgy žolę, bet jie gali valgyti tą pieną, jie gali valgyti tą sūrį, kur pasidaro iš pieno. Tai, žinoma, čia yra ekologiškas ir suprantamas dalykas. Bet kai čia pieną taip darom, kai mes darom, tai nėra reikalo. Bet dabar šitom dienomis, kaip sakant, jeigu turi tu savo karvę ir tu pasidarai savo pieną, tai taip nėra taip blogas, bet ir tuo pačiu laiku atsimink, kad gauni daug tų hormonus iš to pieno, kur yra iš gyvulio, kaip sakant. Ir paskui iš oro viskas pasidaro daugiau stipresnis, dėl to, kai eina tie pollutants, visokie poisonais, radiation, they become concentrated. Ir tai susikoncentruoja. Kai eina per gyvulį, kaip sakant, ir daug mažiau tu gausi, kai valgai tą žolės ar pasidarai sunką iš jų. Tai, žinoma, geras maistas, ir jeigu turi ožką, ar avį, ar turi karvę ir turi pieno pasidaręs, tai gali naudoti bilietų sveikatą, bet nėra, jeigu turi, kaip sakant, labai, kaip sakant, kokią ligą, ar tu blogai, apie vėžį, tai man atrodo, ne tas šviežias pienas būtų labai gerai. Geriau tie tik tai ant šviesių ir gyvų daržovių ir žolių, ir tas tave išgydys. Kai sugyda, tai gali viskai naudoti tų kitų dalykų, kur nėra iš taip geriausias. Bet yra maistas, taip kaip gali ir žmonės gyveno, pavyzdžiui, kai sakau, gyveno tame Eskimos, kai prieš atėjo civilizacija, tai jie valgė viską žalią mėsą, žalią žuvį ir jie sveiki laikėsi iki 95 metų ir kartu kai kurie net 100 metų ir buvo labai atrodė gerai, bet, kaip sakant, kai pradėjau tuos pačius gyvulius virti ir kepti, kai įsimokino iš europinių žmonių, tai
mirtis atėjo, kai jie buvo 40 metų ir mirė nuo vėžio, nuo širdies ligų. Reiškia, kur tu gyveni, kas tenais yra valgyti, tai ir valgysi, žinai, bet jeigu yra, galėsi, gali pažiūrai įsirinkti, ką tu gali valgyti, tai daug geriau valgyti pieną padarytą iš sėklų, negu geriau valgyti iš karvės pieną. Bet jeigu turi tik tai karvės pieną ir jis yra žalias, žinoma, gert ir naudok jį dėl savo gyvenimo ir tada atlaikys gerai ir nelabai ir neturėsi nei ligų, nei nieko. Priklauso, kaip sakant, kaip švariai apžiūri tą karvę ir josios pieną.